Sveika, brangioji, šis taro kartų skaitimas yra tau, jei turi sielos dovaną dieviškoji tvarka. Šis skaitimas bus ateinantiems 3 mėnesiams, tai Liepai, Rugpjūčiui ir Rugsėjai. Taigi pasižiūrėkime, ką tavo dvasiniai vedliai nori tau patarti Liepos mėnesiui. Jaučiu, kad tu turėsi labai daug magiškos energijos šį mėnesį. Tave apsupusi yra kūrybinė energija ir priėmimo energija. Dažnai, kai mes bandom kažką manifestuoti, mes turim kūrybinę energiją, bet mes nelabai mokam priimti tas savo manifestacijas. Bet šį mėnesį tu turėsi viską. Ir kūrybinę energiją, ir mokėsi priimti žinias, priimti patarimus, priimti pačią manifestaciją į savo gyvenimą. Tu, atrodo, jos neblokuosi. Gal blokuosi tik tai tuo, kad bijai kažką prarasti. Kai mes manifestuojam kažką, į mūsų gyvenimą negali ateiti nieko naujo, kol mes nepašalinam kažką to, ko mums nebereikia. Taigi šį mėnesį pasižiūrėk, ko tu bijai. Tu gal bijai pritraukti savo manifestaciją, nes tu bijai, kad tu kažką prarasi. Pavyzdžiui, aš ilgą laiką bijojau pritraukti daugiau klientų, nes galvojau, kad pritrauksiu daugiau darbo ir prarasiu savo laisvą laiką. Tai mes kartais pasąmonėje stabdom tą savo manifestaciją, negalim jos priimti. Tai tau šį mėnesį reikėtų prisėsti ir pagalvoti, ką tu bijai prarasti. Kodėl tau anksčiau niekas nesimanifestavo ir kas tave stabdė. Ir tave stabdė tai, ką tu bijai prarasti. Bet šį mėnesį reikėtų priimti tas geras energijas. Tu esi šį mėnesį labai galinga manifestatorė ir gali tikrai manifestuoti viską, ko tik nori. Tik tai tau reikia išmokti kurti ir išmokti priimti tą savo kūrybą. Jaučiu, kad tu būsi susiderinusi su visatos energijomis ir angelais, kurie padės tau prisitaikyti, kur reikia, padės tau suprasti savo sielą ir tu jausiesi susijungusi su visata, su visatos energijomis ir netgi su angelais. Šį mėnesį taip pat reikėtų daugiau vadovautis logišku mąstymu ir organizuoti, didinti savo sėkmę. Kažką reikia tau susiorganizuoti. Matai, manifestavimas nėra vien aš išsikeliu intenciją ir viskas sėdžiu ir laukiu. Manifestavimas yra, kai mes žinom, kur einam, žinom, ko norim, bet ir dirbam ties to. Tai šį mėnesį logiškai ir organizuotai dirbk ties savo manifestaciją. Paimk tą situaciją į savo rankas, savo manifestaciją paimk į savo rankas. Aišku, nereikia kontroliuoti, bet gerai būtų tai paimti į savo rankas. Kaip sakiau, paleidai intenciją į visatą ir dabar mažai žingsneliais dirbi, kad tu taip pat prisidedi prie tos intencijos, dirbi su ta intencija. Ir šį mėnesį paimk tą lyderės rolę, kad taip, aš esu savo gyvenimo kūrėja, aš galiu manifestuoti tai, ką noriu, aš žinau, ką man reikia daryti kiekvieną dieną, taip, imk ir daryk. Tau reikia struktūros ir tau reikia disciplinos šį mėnesį. Būk labai disciplinuota, būk labai struktūruota. Kiekvieną dieną ženk žingsnius link savo manifestacijos. Šį mėnesį taip pat yra gerai skaityti knygas, domėtis, ieškoti. Jeigu tu nori kažką manifestuoti ir tau gal trūksta kažkokių žinių, kaip tai padaryti, kokius žingsnius reikia žengti, tai šį mėnesį daryk researchą, pasižiūrėk, pasidomėk, pasiskaityk. Jaučiu, kad ta informacija tau padės pritraukti
tą savo svajonę. Gal šį mėnesį taip pat tave patrauks rašyti knygas arba mokyti kitus žmonės. Gal tu jau antiek įgudai su savo manifestacija, kad jau gali ir mokyti ir kitus žmonės. Bet taip pat mokykis ir pati. Visada reikia mokytis daugiau ir daugiau, nes mes niekada nežinom, ko mes nežinom. Taigi visada skaityk, domėkis, gal kažko dar reikia, kad tavo manifestacija pasirodytų, bet taip pat Liepos mėnuo yra geras mėnuo kažko mokyti ir kitus žmonės. Gal turi jau kažkokios patirties, gal jau manifestavai kažką ir dabar gali iš to mokyti kitus žmonės. Jaučiu, kad mokymasis ir researchas reikalingas tam, kad tu galėtum pažiūrėti į savo gyvenimą ir į viską, ką tu kuri, iš tokios platesnės pozicijos. Jaučiu, kad nesidomėjimas kitomis idėjomis, kitokiu požiūriu, tavo mąstymą suspaus į tokią dėžutę, į mąstymo mažą dėžutę. Tik tai per žinias mes galime išplėsti tą mąstymą. Tai gali būti, kad tau trūksta idėjų šiuo metu, arba tu teisi kitus, arba tu teisi save, arba tu vertini kažkaip kitus, arba vertini save, arba vertini savo manifestaciją, gal turi kažkokį tai įsivaizdavimą, kaip viskas turi vykti, gal bandai kažką kontroliuoti ir tai yra dėl to, kad tau trūksta kažkokių žinių. Tai va, šį mėnesį reikia daryti researchą, reikia mokytis tam, kad galėtum išplėsti tą savo mąstymo dėžutę. Ir jaučiu, kad tu gauni idėjas iš visatos, iš savo aukštesnio, iš savo dvasinių vedlių, bet tu kai kurias idėjas ignoruoji. Gal tu bijai kažką prarasti ir bijai žengti tų idėjų link, bijai investuoti savo laiką į tas idėjas. Tai gal tam, kad galėtum įgyvendinti tas idėjas, daugiau research daryk, pasiskaityk, pasidomėk, išmok ką nors naujo, tam, kad galėtum įgyvendinti tas savo naujas idėjas. Ir jaučiu, kad tu save stabdai ir neleidi savo talentams atsiskleisti. Neparodai savo talentų ir šį mėnesį reikėtų jau parodyti savo talentus kitiems žmonėms. Tu esi natūrali influencerė ir gali kitiems žmonėms parodyti, kas yra geriau, ką jiems geriau daryti. Tik tai tu save stabdai ir neparodai tų savo talentų kitiems žmonėms, bet tikrai galėtum influencinti kitus, padėti jiems pakeisti savo gyvenimą. Bet jaučiu, kad tu per daug esi šiuo metu susikoncentravus į kaip uždirbti daugiau pinigų ir gal perki daiktus tam, kad gal pasijausti geriau. Vietoj to, kad tu padėtum kitiems žmonėms, jaučiu, kad pinigai, materialinė gerovė tau yra daug svarbiau. Bet tas susikoncentravimas vien tik tai materialinė gerovė, jaučiu, kad atima iš tavęs aistrą tam, ką tu darai, nors ir tu judi į priekį, bet galų gale tu prarasi aistrą tam, nes pinigai nėra be all and end all. Pinigai nėra galutinis tikslas, pinigai atsiranda iš mūsų aistros, iš mūsų talentų, kai mes padedam kitiems žmonėms. Tai pagalvok apie tai, kad reikėtų daugiau susikoncentruoti į savo talentus, į tai, kad padėtum kitiems žmonėms. Tu per tai pritrauksi pripažinimą.
pritrauksi šlovę, pritrauksi garbę, pritrauksi tuos pinigus. Pinigai ateis kaip byproduct. Pinigai ateis kaip pašalinis toksai netikėtas dalykas. Tai va šį mėnesį reikėtų apgalvoti savo prioritetus ir ar tu per daug susikoncentravai, kaip tu galėtum daugiau uždirbti pinigų, vietoj to, kad mėgautumėsi savo darbu, vietoj to, kad mėgautumėsi savo aistra. Ir atsargiai šį mėnesį žiūrėk, kažkokios tokios keistos energijos gali būti aplink tave, kur tu padarei arba pasakei kažką, žinai, kad tai nėra gerai, bet dar ir bandai apginti save ir taip dar labiau pablogina tą situaciją. Tai dabar turi atsiprašinėti už tai, kad tu padarai kažką ar pasakai kažką blogai ir dar, kad ir apsimetei ir bandai tą pateisinti. Tai šį mėnesį venk tokių situacijų, kur ar tu kažką blogai padarai, ar kažką blogai pasakei, ar įžeidai kito žmogų, ar užgavai kito žmogų. Geriau pasistengti nesivelti į tokias situacijas, bet jeigu taip jau atsitiko, tai iš karto atsiprašyk. Nebandyk slėpti, kad padarai kažką neetiško. Tai kaip sakiau, šis mėnuo labai geros manifestacijoms, gali manifestuoti viską, ką tik nori, gali netgi manifestuoti keliones. Ir šį Liepos mėnesį gerai būtų tau išvažiuoti kažkur atostogų ir pailsėti. Ir šis mėnuo yra geras metas išgydyti šeimos kažkokius tai konfliktus, šeimoje, kas yra negerai, ypač su tėvais. Ir šį mėnesį jaučiu daug meilės ir daug aistros tavo santykiuose. Jeigu neturi partnerio, tada padirbėk ties šeimos problemomis, energetiškai išvalyk šeimos blokus, tam, kad galėtum pritraukti tą tokią labai aistringą partnerystę. Šį mėnesį gali pabandyti panešioti šį akmenėlį, kuris vadinasi Lepidolite, ir jis padės tau pritraukti daugiau laimės į gyvenimą per tavo pasirinkimus, pagal tai, ką tu pasirinksi. Dabar noriu, kad sugalvotum vieną klausimą savo dvasiniams vedliams. Jeigu reikia, sustabdyk šį video arba grįžk prie jo vėliau. O tavo atsakymas į tavo klausimą dvasiniams vedliams yra look for a sign. Ieškok ženklo. Tai paklausk savo dvasinių vedlių klausimo ir pasakyk jiems, kad jeigu atsakymas yra taip į tavo klausimą, pasakyk jiems, kokį nori ženklą, kad jie tau parodytų. O jeigu atsakymas yra ne, sugalvok kažkokį kitokį ženklą, kad jie tau parodytų. Pavyzdžiui, aš kai noriu, kad mano dvasiniai vedliai ką nors man patvirtintų, aš jiems pasakau, kad per 24 valandas atsiųsk man drugelį, baltą drugelį. Jeigu per 24 valandas nepamatau drugelio, tai priimu tą atsakymą kaip, kad ne, kad tai nėra, kad ne yra mano atsakymas į tą klausimą. Gali tai padaryti arba gali stebėti ženklus aplink tave jau dabar. Skaityk savo manifestaciją, žiūrėk, koks yra grįžtamasis ryšys. Jeigu paleidai kažkokią tai intenciją į visatą ir pradėjo nutikti labai geri dalykai. Ar kažkas grąžina tau pinigus, kas buvo pasiskolinę, ar gavai kažkokį patarimą už dyką, ar kažkas tau padovanoja kažkokią tai dovaną, ar kažką tokio. Tai yra pozityvūs ženklai, kad tavo manifestacija tuo išsipildys. Arba atvirkščiai, tu paleidai savo intenciją į visatą ir tau mašinos padanga ratą nuleido. Kažkokia sąskaita atėjo, kur nesitikėjai ir dabar neturi pinigų sąskaitoje ar kažkas panašaus. Tai reiškia, tai negatyvios manifestacijos. Tai rodo, kad tavo manifestacija nesipildo ir kažką reikia keisti. Tai vat, gali
dviejais būdais skaityti ženklus. Arba paprašyti ženklo iš savo dvasinių vedlių, arba skaityti feedbacką, grįžtamąjį ryšį apie tavo manifestaciją. Šį mėnesį tavo afirmacija yra: man saugu džiaugtis ir dalintis savo džiaugsmu. Taigi tiek turėjau iš tavo dvasinių vedlių Liepos mėnesį. Pasižiūrėkime, ką jie tau pranašauja rugpjūčio mėnesį. Rugpjūčio mėnesį tavo dvasiniai vedliai nori, kad tu pabūtum ramiai, pamedituotum, pabūtum su savim, pasigilintum į savo vidų. Jaučiu, kad šis mėnuo yra labai geras metas kultivuoti intuicijai, stebėti ženklus, kuriuos duoda tavo dvasiniai vedliai, klausytis inspiracijos, žinučių iš savo dvasinių vedlių, ypač jeigu matai baltą drugelį arba vaivorykštę arba skaičius 38 arba 3 ir 8. Jaučiu, kad kažkas ateina į tavo gyvenimą, kas buvo tavo praeitose gyvenimuose. Kažkoks žmogus, su kuriuo tu turėjai santykius praeitose gyvenimuose ir jis tave pamokys priimti sprendimus iš širdies. Ir jeigu turėjai kažkokius sveikatos negalavimų, tai pasveiks šį mėnesį taip pat. Jaučiu, kad tas žmogus, kuris ateis į tavo gyvenimą, tai gali būti arba mokytojas, arba draugas, arba partneris. Tas žmogus jau buvo praeituose gyvenimuose kartu su tavimi ir jis tau padėjo. Ir jaučiu, kad jis padės tau suprasti kažką apie save, suprasti kažką apie visatą. Bus kažkoks tai shiftas, kažkas pasikeisi, arba tu kažką naujo atrasi. Gal atrasi kažką naujo savyje, gal kažką naujo atrasi pasaulyje, gyvenime. Šis mėnuo toksai geras mėnuo įsigilinti į save, į visatos paslaptis, domėtis tokiais giliais dalykais, domėtis apie meilę, taip pat apie santykius domėtis. Jaučiu, kad bus kažkoksai tai ciklo užbaigimas ir tai, kas tau buvo lemta, tavo karma pradės spręstis, tavo karma, kažkas užsibaigs ir prasidės kažkas naujo, karmiškai kalbant. Bet jaučiu, kad tai bus taip subtilu, kad gal jokių didelių pokyčių nematysi savo gyvenime ar santykiuose, bet kažkas ims ir pasikeis. Jaučiu, kad santykiuose išmoksi tos unconditional love. Santykiai pagerės, labai smarkiai pagerės. Jeigu ne naujas žmogus ateis į tavo gyvenimą, tada esami santykiai labai pagerės. Šis mėnuo yra labai geras metas gilintis į save ir gilintis į savo santykius, gerinti savo santykius. Taip pat geras metas šis rugpjūčio mėnuo yra tau suprasti, kas tau nepatinka ir ką tu iš tikrųjų mėgsti. Ir tai padės suprasti, kur tu turi doubts, kur tu galvoji, kad tau nepasiseks, kur tu neturi pasitikėjimo savimi, kur tau trūksta susiplanavimo gyvenime. Ir kur tu stringi, kur kažkas tau nesiseka. Gal yra kažkas iš praeitų gyvenimų, kad tu vis bandai, vis atrodo stengiasi dirbti ties kažkuo ir pastoviai nutinka arba panašus dalykai, arba kažkokie blogi dalykai nutinka, arba tiesiog nepasiseka. Ir tai yra todėl, kad tai reikia išdirbti, tai gali būti atėję iš praeitų gyvenimų ir tau reikia pamedituoti, tau reikia pakeisti mąstymą ir
pašiftinti tuos blokus iš praeitų gyvenimų, pakeisti tuos blokus, išnaikinti juos. Taip pat šį mėnesį, jeigu domėsiesi savimi, savo vidumi, jeigu kultivuosi savo vidinį gyvenimą, jeigu keisi savo mąstymą, šiftinsi, kaip tu galvoji, kaip tu žiūri į save ir į santykius, jaučiu, kad sulauksi tokios labai gydančios energijos. Tai dar gal nebus šio mėnesio, gal nebūtinai šį mėnesį sulauksi tos gydančios energijos, bet jaučiu, kad tai jau greitai ateis. Žinai, kaip mes, pavyzdžiui, stengiamės sukurti kažkokį tai finansinį tikslą, arba, pavyzdžiui, norime labai gražių santykių ir vis stringam kažkur, atrodo, pritraukiam tos pačius žmonės, arba vis toje pačioje srityje iškyla kažkoks tai konfliktas ir niekad negalim to išspręsti. Tai jaučiu, kad ateina link tavęs tokios gydančios energijos, kurios per tavo mąstymo pasikeitimą, per gilinimąsi į save, gilinimąsi į savo santykius padės tau išspręsti tas problemas. Šį mėnesį tu turi magijos, tu esi apsupta magijos ir gali pritraukti į save viską, ko nori. Tik tai dangus yra tavo limitas. Ir šį mėnesį taip pat gali gerai būtų gilintis į savo emocijas, suprasti savo emocijas ir atsiduoti tai dvasiniai praktikai, atsiduoti domėjimuisi apie savo vidinį pasaulį, apie savo santykius. Tam, kad galėtum pagaliau pajudėti, tu žinai, kur tu nori eiti, bet atrodo nesiryžti žengti to žingsnio arba nesįsitikinus, kuris žingsnis yra geriausias. Bet tam, kad galėtum suprasti save, kad geriau galėtum įsigilinti į save, kad galėtum atsiduoti tai savo dvasiniai praktikai, tau tiesiog reikia žengti kažkokį tai žingsnį. Dažniausiai būna, kad mes, kai stovim vietoj ir negalim apsispręsti, ką mes norim daryti, tai mus ir stabdo. Kai mes žengiam kažkokį tai žingsnį, atsidaro dar daugiau durų ir mes tada galim po truputį pradėti judėti, kol stovi vietoj, tol niekas nepasikeis. Tai jeigu neturi kažkokios tai dvasinės praktikos, nežinai kaip įsigilinti į save, tai laikas pradėti. Šis mėnuo, rugpjūčio mėnuo, yra labai geras metas kultivuoti savo intuiciją ir per intuiciją tu sužinosi kažką daugiau. Jeigu praeitą mėnesį domėjaisi, skaitai knygas, mokeisi, tai gal šį mėnesį jau reikėtų tas žinias įgyvendinti. Jau yra laikas žiūrėti į savo vidų daugiau, laikas domėtis savo santykiais, gerinti savo santykius, laikas pakeisti, kaip tu žiūri į pasaulį, jau laikas. Tavo svajonės jau tuoj pasieksi savo svajonės, tik jaučiu, kad reikia pašalinti kažką, kas yra praėjusiuose gyvenimuose. Reikia pašalinti kažkokią tai karmą tam, kad galėtum pradėti judėti į priekį. Ir tai, manau, gali padaryti paklausus, ko tavo siela nori. Per tą širdies šauksmą mūsų aukštesnysis aš mums pasako, ką mums reikia daryti toliau. Bet ar mes klausomės, ar mes dažnai klausomės, ko mūsų širdis nori? Tikrai ne. Tai šį mėnesį pasiklausyk geriau, ko tavo siela prašo, kad tu darytum. Per tai pradėsi sujudinsi ratus savo ir tie tavo ratai pradės suktis ir tada žingsnis po žingsnio atrasi tai, ką tau lemta atrasti. Jeigu esi santykiuose, tai žiūrėk, kad santykiuose būtų toksai balansuotas, toks tai kiek duodi, tiek gauni atgal ir atsimink, kad tau šiuose santykiuose yra saugu mylėti, saugu parodyti meilę ir gali
gali labai daug duoti savo partneriui, bet įsitikink, kad gauni tiek pat atgal. Jeigu neturi santykių, tai atsimink, kad tau yra saugu mylėti, būk pasiruošusi vėl mylėti ir duoti meilę. Ir jaučiu, kad ateis pas tave toks partneris, su kuriuo galėsite laisvai keistis meilę. Kiek tu duosi jam, gausi dvigubai atgal. Tokie bus santykiai. Šį mėnesį gali panešioti šį akmenėlį, kuris vadinasi Sapphire. Ir jis tau duos stiprybės ir galios įvertinti viską labai, labai išmintingai. Tai va, toks akmuo. Dabar noriu, kad sugalvotum vieną klausimą tavo dvasiniams vedliams. Jeigu reikia, sustabdyk šioje vietoje video arba grįžk prie jo atgal. Ir tavo dvasinių vedlių atsakymas yra: gauk daugiau informacijos. Tai reikia dar padaryti research, paieškoti, pasidomėti, surinkti daugiau informacijos, kad galėtum suprasti, ar tavo atsakymas yra taip ar ne. Šio mėnesio afirmacija yra: aš suvokiu akimirkos laikinumą, aš leidžiu savo mėgautis ir pilnai išgyventi akimirkos grožį. Taigi tiek aš tau turiu patarimų iš tavo dvasinių vedlių rugpjūčio mėnesį. Pasižiūrėkime, ką jie pranašauja rugsėjo mėnesį. Rugsėjo mėnesį tavo dvasiniai vedliai sako, kad jeigu tu turi vaikų, tai kažkokios bus problemos su tavo vaikais, bet nereikia per daug pergyventi dėl to, nes jaučiu, kad viskas susitvarkys. Kas vyksta su tavo vaikais, greitai tai susitvarkys, bet gali būti, kad tas rūpestis dėl vaikų užims visą rugsėjo mėnesį. Jeigu neturi vaikų, tada gali būti, kad konfliktuosi su kitais žmonėmis, su kuriais jūsų nuomonės nesutampa. Geriau eik šalin, nelįsk į tas dramas, nelįsk į kažkokius tai argumentus, nebent tai tau verta pastovėti už save. Tai tau reikia pagalvoti, ar verta šioje situacijoje pastovėti už save, bet kartais yra geriau tiesiog nusisukti ir duoti kvailiui kelią, kaip sakoma. Tai gali sulaukti kažkokių tai situacijų, kur konfliktai su kitais žmonėmis bus neišvengiami. Ir tai yra ne dėl to, kad tu kažką blogo padarai, bet tiesiog, kad žmonių ego įsikiš ir jų ambicijos įsikiš. Tai geriau apsupk save geromis energijomis, medituok daug, užsidėk apsaugos šydą kažkokį tai, būk pasiruošus, kad laukia arba konfliktai dėl vaikų kažkokios tai problemos dėl vaikų, arba konfliktai su kitais žmonėmis. Taip jau yra, nieko nepakeisi, bet gali tai išvengti tiesiog nesileisdama į kažkokius tai kivirčus, nesileisdama į konfliktus ir tiesiog sėdėdama savo blissful ir nekreipdama dėmesio. Tai padės apsisaugoti, tiesiog įsivaizduoju, kaip čia moteris užsidėjusi aplink save tokios žalios gražios apsauginės energijos. Šį mėnesį taip pat gerai būtų padirbėti ties savo šešėlinę pusę. Tai dirbk su savo šešėlinė pusė, tai gali būti, kad padės tose situacijose, kur bus konfliktai su kitais žmonėmis. Taip pat tai šešėlinis darbas padės tau šį mėnesį suprasti, kas tave stabdo. Ir kuris tavo įsitikinimas yra kuris įsitikinimas tave labiausiai limituoja. Yra kažkoks įsitikinimas, kuris yra didžiausias stabdis, didžiausias limitas tau.
šį mėnesį per šešėlinį darbą suprasi, kas tave labiausiai stabdo. Rugsėjo mėnuo taip pat yra geras metas kraustytis, keliauti į kitus namus. Jeigu, pavyzdžiui, turi vienus namus, o kiti namai yra kokie tai vasaros namai ar tiesiog antri namai, tai gerai būtų keliauti į tuos kitus namus arba būtų gerai persikraustyti. Jeigu sugalvojai kraustytis, tai žinau, kad rugsėjo mėnuo yra geras metas kraustytis. Šį mėnesį taip pat turėsi people skills. Bus labai, mokėsi šį mėnesį susidraugauti su kitais žmonėmis, mokėsi parduoti tai, ką nori parduoti. Tiesiog tave sups labai geros people skills, bet atsiras tokių ambicingų žmonių, kurie tiesiog lipa kitiem per galvas ir jiems nesvarbu kiti žmonės, kitų žmonių nuomonės. Tai vat, nors ir turėsi tų people skills, bet konfliktų išvengti nepavyks, bet aišku, gali juos sumažinti, tuos konfliktus, tiesiog nusisukdama ir nekreipdama dėmesio. Jaučiu, kad tos tavo people skills šį mėnesį, jos išlys labiau, jeigu praeitą mėnesį dirbai ties savo dvasiniu pasaulio stiprinimu, vidinio pasaulio stiprinimu. Tos people skills neišlys per materializmą. Kaip pavyzdžiui, mes kalbame su kuo nors ir tie žmonės pradeda mėtyti vardus. Aš pažįstu tą, aš čia kažkada dirbau su tuo ir anuo ir jie tik nori pasirodyti, ką jie pažįsta. O tau tas komunikabilumas, tas mokėjimas prieiti prie žmonių ateis iš vidinės galios, vidinio pasaulio. Tai vad, jeigu praeitą mėnesį nepaklausai mano patarimo ir nedirbai ties savo vidiniu pasauliu ir tau šį mėnesį reikia būti tokia tarp žmonių, reikia kažką parduoti, reikia bendrauti su žmonėmis, tai pulk visom 4 ir šį mėnesį tada bent jau pradėk kultivuoti tą savo vidinį pasaulį, nes tos komunikacijos galios, tos komunikacijos energijos ateis iš tavo dvasinio vidaus. Ir taip pat ta dvasinė stiprybė padės tau nepasiduoti ir eiti toliau. Žinau, kad esi pavargusi, gal atsibodo, kažkas nevyksta taip, kaip nori, bet tavo dvasinė stiprybė tau padės. Dėl to ir sakiau praeitą mėnesį, kad reikia kultivuoti savo vidinį pasaulį. Tam, kad galėtum ištverti, kas vyksta ir eiti toliau nepasiduoti. Jaučiu, kad laukia kažkas šį mėnesį taip pat, kažkokios tai kelionės, ar kažkas išvažiuosi kažkur į gamtą. Ir gali taip pat būti, kad ta adventure bus lipti ir bandyti pasiekti tuos finansinius tikslus. Bet tau gerai būtų pabūti gamtoje, pažiūrėti į mėnulį ir jaučiu, kad tai padės buvimas gamtoje arba steady climb ties savo finansiniais tikslais, padės tau apsispręsti, jeigu negali apsispręsti, ir padės nepriimti neteisingų planų arba padės išvengti kažkokio tai nepasisekimo. Tai arba steady climb ties savo finansiniais tikslais, arba praleisk laiką gamtoje. Taip pat, kaip minėjau, gali būti kivirčų kokių tai ir tie kivirčai su kitais žmonėmis bus visiškai dėl nieko, kai atrodo musė praskrenda ir mus apkaltina. Tai va tokie kivirčiai, kuriuos sakiau, geriau nesivelk į tokius kiviršus. Ir šį mėnesį klausyk savo intuicijos, nes tavo intuicija gali tave nustebinti.
gali kažkokio siurprizo sulaukti iš savo intuicijos. Ir klausyk daugiau savo intuicijos, nes tavo intuicija gali nuvesti tave prie kažkokio tai siurprizo. Šį mėnesį, jeigu turi partnerį, tai gali įvykti kažkokia tai situacija, kur jūs išskirs kažkuriam tai laikui ir į tą bus įsivėlęs trečias žmogus, bet jūs vis tiek grįšit kartu, gal netgi dar labiau įsimylėję. Kaip pavyzdį, prieš 2 metus mirė mano močiutė ir aš turėjau mėnesį važiuoti padėti savo mamai ir palikau savo draugą namie mėnesį. Ir aš grįžau po to mėnesio ir santykiai buvo dar gražesni negu man prieš išvažiuojant. Man prieš išvažiuojant mes kraustėmės į kitą vietą, buvo pykčio labai daug, tai tą mėnesį dėl to trečio žmogaus, dėl mano močiutės, tą mėnesį, kai mes pabuvom atskirai, grįžę mes, tiesiog daug geriau sutarėm ir mūsų santykiai daug geresni po to išsiskyrimo buvo. Tai jaučiu, kad gali būti toks, kad jūs išskirs dėl kažkuriam tai laikui, bet jūs grįšit vėl kartu ir vėl viskas bus nuostabu, viskas bus puiku. Jeigu neturi partnerio, bet ieškai, tai gali būti, kad rasi kažką, bet tas žmogus jau turės kažkokį tai kažkas bus, kad trečias žmogus vis lįs į jūsų santykius, kad bandys jūs išskirti. Tas trečias žmogus, gal tavo naujo vaikino buvusi mergina norės jį susigrąžinti ir bandys jūs išskirti. Tai galiu to tikėtis. Bet jūsų santykiai eisis puikiai ir sukursit labai gražius santykius. Šį mėnesį gali panešioti šį akmenėlį, kuris vadinasi Amethyst Geode. Ir jis padės tau subalansuoti tavo karūnos čakrą ir padės geriau įsiklausyti į savo intuiciją. Taigi dabar sugalvok klausimą savo dvasiniams vedliams. Jeigu reikia, sustabdyk šį video arba grįžk prie šios video vietos truputėlį vėliau. Bet tavo atsakymas į klausimą yra: paklausk savo angelų. Tai tavo angelai tau atsakys. Vėlgi, jeigu nori, paprašyk kažkokią tai ženklą, kad jie tau atsiųstų, arba daryk magiškus angelų ritualus, kuriuos rasi Contribui prenumeratoje ties magija ir burtais. Šio mėnesio afirmacija yra: visata yra beribė, gausi galimybių, kurios kasdien pasiekia mane. Taigi tiek aš tau turiu ateinantiems 3 mėnesiams. Tikiuosi, tau patiko šis video ir susitiksime už poros mėnesių.